Labas rytas visiems, atsibudom, šiandien visą naktį pilnai lyjo ir dabar mes sugalvojom palikti batus tiesiog šiandien po soliukų, kad nereiktų į palapinę dėti, pilnai šlapi. Ir čia visur aplinkui dar balos susidariusios, tai ne kažką. Miegojom labai ilgai, tai nueisim jau vėlai. Jau 9 ryto. O Jurgi, kaip tau? Aš tai miegojau žiauriai gerai, bet nėra labai gerai, kad batus šlapi. Išėjom iš Tavklavietės. Šiandienos planas yra Kaišiadorys 25 km. Jau bus 100 km riba. Tai žiauriai gerai, kol kas lengvos kuprinės labai ir labai gera nuotaika. Tai man atrodo, Lengvai 25 km. šiandien lengvai, o nueisim tos 25 kilus. Tik tai skait lietu šiek tiek. Rytoj bus labai blogas oras. Visą dieną lis, bet kaip matot toks oras. Visai raudona, tai raudona reiškia, kad labai šūdinas oras. Turim pranešimų, kad iš Vilniaus ateina pas mus audra biškį, tai jau lynoja, bet jeigu dar audra bus, tai nelabai bus gerai. Tokioj situacijai esam, kad ėjom link Kaišiadorių, kokį 10 km ir tiesiog pilnai lyjo visai ką. O mes tiesiog mirkom. Batai visiškai taip kliuksi, viskas kliuksi. Ir dabar atėjom į kažkokią random sodybą, kažkokią babutę leido čia apsistot. Ir nežinom ką daryti, nes Kaišiadoriuose pamatysit ant ekrano video, kas vyksta. Nu ne kažką, tai ir šalta, ir drabužių bereikiai čia prisikabinam, kad džiūsta. Oi, mes turim kelis variantus. Pirmas variantas yra miegot šičia. Antras variantas yra eit pas kaimynus prašyti namuose išmiegot. Trečias variantas yra važiuot, kad mus nuvežtų iki Vilniaus. Ten pernakvojam ir tada grįžtam, išmiegam ten ir tada čia vėl atveža ir tada vėl einam. Galiausiai grįšim čia nais ir tęsim žygį blogiausiu atveju. Po pasitarimo nusprendėme likti su trečiu variantu ir grįžti į Vilnių pernakvot. O belaukiant, kol mus pasiims, dar atėjo pas mus patikrinti, kaip mes laikomės. Sėkmingai grįžom namo, užsukom į parduotuvę ir užsipirkom daugiau atsargų žygiui. Dar akį nukabino šitie buldak makaronai, tai teko pasiimti. Tak, ar neštus? Aš taip surasiu to. Tai neštus. Jūs neštus. Tau išpiau. Reikia. Išlaikinsi viską? Šiek tiek geriau. Gerai, nėra tai blogai. Nėra tai blogai. Dar paėm. Mes sustabdėm žygį. Kažkaip nesužiūrėjom pro pirštus. Liūna šiek tiek, bet jau rytoj grįžtam į kelią. Bent jau jeigu dabar bus daug rytoj tai Ir viską būsim pasikrovę, išsiplovę, įsidžiavinę. Kai suradom nuo lietaus, kur paslėpti, tai supratom, kad be šansų eiti toliau. Ir dar ištraukėm visus miegmaišius, kilimėlius, viskas permirkė, tiesiog buvo tai Jo, be šansų. Kuprinės šlapios, rūbai visi šlapi. Mes nebūtume toliau. Jeigu ne mes būtume sustoję, tai mus būtų sustabdęs tikriausiai peršalimas. Vienintelis būdas, kaip tęsti šį žygį, tai buvo sustabdyti. 7-8 kilai. Čia ne pralaimėjimas, o pamoka buvo. Mes vėl einam. Žiauriai didelis entuziazmas. Tik labai bijom lietaus. Šį kartą labiau pasiruošę negu praeitą kartą. Batai visiškai sausi kol kas. Tai tikimės išlaikyti tokius batus. Jo, Julius turi labai gerus celofanus ant batų užsidėjęs. Mes tik jų neturim. Tai mums biškai blogiau. Vakar pažiūrėjom, tai buvo nuo 16 mm lietus. Šiandien iki 2. Bet didelis atstumas šiandien numatytas. Tai tikimės, kad kuo greičiau galėsim jį praeiti. Nepavyks greit praeiti jo. Labai ilgai eisim šiandien. Būtų labai gerai, kad neužlytų mums vėl. Todėl turime ganėtinai paskubėti. Jeigu daugiau negu 1,5 arba 2 mm lietaus, iškart susitarėm stoti, čia mūsų riba bus. Stoti kažkur miške, pastatyti palapinę arba statelę arba parduotuvėj, kad nesušlaptume, nes kiekvienas sušlapimas mus stabdo ir svarbiausi batai, kad nesušlaptų. Tai dabar dar yra normaliai 0,5 mm, tai toks pakenčiamas lietus. Turim pirmas karves. 8 kilų, kol pamatėm pirmas karves. Tai va tokiais balynais einam, balynais. Bet visur šlapia, bet gyvenam. Bet batai dar vis sausi. Vėl sučiavo mus lietus. Tai šį kartą nekartojam klaidos, pasistatėm palapinę ir lauksim čia nais, kol praeis 6 valandas. Orų prognozė rodo 6 valandas ir
Mes tiesiog sėdėsim ant lietaus. Maros, mes čia rekordiniu greičiu pasamėm palapinę, realiai per 2 minutės jau buvom viduje, jau čia viskas susidėjo. Tai prognozė buvo tiksli ir mes prabuvome toj palapinėje 6 valandas. Pažiūrėjom kortom, o belaukiant, kol baigsis lietus, dar sulaukime netikėtų lankytojų. Kiek laiko maždaug čia jau apylinkėse esat? Mes 4 valandas. 4 valandas? Palapiniai sėdite, ne? Nes žiauriai lijo. Per paskutinės naktis girdėjot, matėt kažkokius sprogimus, dronus skraidančius, kažką panašaus? Nieko, ne? Narkotiniam medžiagam čia visokiom neužsiminėjot. Matau, kad sveikai gyventi. Gerai, tai tada žiūrėkit. Tai dabar yra beveik 5 valandos dienos. Per tą laiką mes spėjom pažaisti kortomis ir šiaip pailsėti. Dar buvo prie mūsų užklupę karo policija. Kadangi labai mažai nuėjom per 2 dienas, tai reikia kuo toliau eiti. Bandysim gal pratęsti žygį naktį, jeigu gerai jausimės. O šiaip lietus pagal prognozę turėtų tuoj nustoti. Praėjom Kaišiadorius, jau vakaras, bet šiandien, kadangi lietus ir mažai jam reikia dar paeiti šiek tiek, tai kol kas kursas link Pravieniškių. Beveik jau 100 km nueita. Čia pasieksim. Jo, už kelių minučių pasieksim, žiauriai gerai. Aš jaučiuosi visai gerai. Kupinas jėgų dar esu. To eisim per Kauną. Galėsim gal į Maką kokį nueiti. Žiauriai norisi kažką pavalgyti. Sveiko kažko pasiūlyti, nes jau tiek nebesveiko valgo maisto, kad noris taip kažko sveikesnio, ne junk food. Makas taip sveika būtų. 10 metų. Viskas. Dar 3 kartus tiek pat. Ten, kur mes atėjom? Sorry, žinok, juoką, bet nepraneka. Seniai mums tas pats. Mes jau viskas. Mes palaikom. Julius jau eina iš mano mūsų. Mums liko 19 kilometrų. Gera dienos pabaiga, bet vis dar labai sunku. Sunku naktį eiti labai, nėra visiškai jokios motyvacijos. Mes biškai padarėm klaidą ir sušlapo batai. Koks biškai baugumas yra į naktį, dar ėjom palei kapinę. Kelsimės 6 ryto, tai reiškia pajudėsim 7. Jau norėtųsi eit miegot labai. Pas mus yra tokia situacija, kad mes einam jau kokį 20 minučių ir bandom surasti, kur miegot. Nes va čia yra viskas šlapia nuo iš kito lietaus, tos audros. Ir, pavyzdžiui, po žmonės besiprašys, kad galėtume pernakvoti labai nesąmonę 12 nakties. Mes tiesiog bandom eiti ir surasti vietelę. Tai vietelę galiausiai radom, bet jau tiesiog nebeturėjome jėgų kažką nufilmuoti.